Sveiki tamstos. Šį kartą neišpakavimas, o toksai labiau review. Jau anksčiau esu gavęs šitą daiktą, bet išpakavimo nespėjau nufilmuoti. Taigi, čia yra kraujospūdžio matuoklis. Taip, čia daugas pasakys, kad kam čia reikia dar tokio daikto. Čia jau pensininkam tik tai. Bet šiaip iš tikrųjų reikia žinoti savo spaudimą, reikia pasimatuoti. Maža kas, kaip sakant, reikia prisižiūrėti sveikatą. Taigi, kuo jis yra ypatingas? Jis yra su Bluetoothu. Taigi, realiai viską matot ir kaupėt savo telefone, o nebūtinai ekrane. Taigi, einam vidun ir žiūrim, ką turim. Taip, turim instrukciją naudojimo. Standartinė angliška instrukcija, žodžiu, viskas yra surašyta, aiškiai, pakankamai tvarkinga, graži instrukcija. Ir kita instrukcija jau yra appso parsisiuntimui. Parsisiuntimui ir naudojimuisi. O tokia angliška instrukcija, viena ant Androido, viena pusė, kita ant Apple'o. Taigi, pats aparačiukas statosi 4 AA tipo baterijos. Jau įstačiau šias. Iš principo su Samsungu iškart pradėjo veikti, jokių problemų nebuvo. Su LG kažkaip pradžiai reikėjo pasižaisti truputį, kol suradau. Tiesiog reikia atsisiųsti appsą, kuris nurodytas šiandien. Tiesiog einat į Play Store ir Wireless BP atsisiunčia tą appsą. Ten jokių problemų nėra. Čia reikėjo tiesiog į nustatymus ir padaryti searchą aparačiuko, surado DTV Bluetooth ir tada pradėjo veikti. Taigi, kaip naudojamasis? Einat į Wireless BP appsą, pasirenkat userį, jį galima susikurti, įsirašot, netgi galima įdėti nuotrauką, vardas, amžius, ūgis, svoris ir taip toliau. Išsisaugot ir taip, užsidedam ant rankos, spaudžiam start, užrašo BT ir jau ant appso spaudžiat start. Dabar reiktų nejudėti ir nekalbėti, vyksta matavimas, ramiai laukiat, čia matot ir ekrane viskas. Na va, išmeta tokią lentelę, iš esmės viršutinis, žemutinis spaudimas, dar tiksliai čia visų neišsiaiškinau. Tai va, galima išsisaugoti arba galima ignoruoti, tarkim, jeigu kažkam kitam davėt pasimatuoti, jeigu nenori turėti. Mes išsisaugosim ir matot va visus matavimus paskutinius. Kokie buvo, galite laiką pasižiūrėti, kada buvo matuota ir taip toliau. Netgi yra funkcija išsiųsti. Tai va, galite sharinti, tarkim, per Gmailą ir jums tą istoriją visą išsiunčia. Galite va, tiesiai daktarą išsiųsti. Kodėlgi ne? Va taip. Visai, iš tikrųjų, sakyčiau, patogu. Ir čia ypač daktarai turėtų akcentuoti, siūlyti, kad ir patys gauti, patys propaguoti va tokių programų naudojimą ir imti tokius duomenis. Va, čia dar ir tokių, kaip sakant, grafikėlį parodo maždaug tavom visus matavimus. Mane taškiukas yra čia ant geltonos ribos. Galima pasižiūrėti mėnesio, metų, savaitės. Tokia šiek tiek daugiau statistikos, negu gautumėt vien tik tai paprastam aparačiukė. Iš principo galima naudotis pilnai ir tik tai su šito aparačiuku be jokio appso. Kad ir išeina, tiesiog start paspaudžiat ir kai atsiranda BT, jungiat ne per šitą, o spaudžiat start tiesiog
Čia ir viskas. Čia aparačiuką galima išsaugoti 2 žmonių istoriją. Va, nebesimatuosim, atjungiam. Tai va, yra atmintis, yra nustatymai tam tikri, bet viskas iš esmės daugiau knygutėj. Esminis jo toksai kaip ir privalumas yra būtent tai, kad galima naudotis apps. Šiaip jis yra pakankamai standartinis aparačiukas. Kokie parduodami ir turbūt pas mus. Paprastose parduotuvėse. Taigi, iš principo, jeigu neaktuali bluetoothinė sąsaja šita ir tas visas naudojimasis būtent per telefoną, šiaip man tai patiko pakankamai, kad galima istoriją visą pasižiūrėti. Tai, sakyčiau, neverta mokėti, nes permokat šiek tiek už tą vien Bluetootho funkciją. Dėl tikslumo bandžiau su paprastu, normaliu pirktu Lietuvoj. Tikslumas praktiškai tas pats, nieko nesiskyrė, taip kad, sakyčiau, dėl to problemų nėra. Taigi toks daikčiukas šiandien. Dėkui, kad žiūrėjot. Jeigu kils klausimų, rašykit. Tenksimės padėti, išsiaiškinti. Taigi, dėkui ir iki greito.